Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mus rytojus. Einam pasižiūrėti ir pasiplepėti apie tai. Įsirinkit, kurią norit kortą, kaip jūs mėgstat. Ir skaitau po vieną. Taip, ir pirmas variantas gauna kardų karalių. Na, kardų karalius tai yra toks jau labai išmintingas, labai žavus ir nelabai toks jausmingas vyrukas. Jis labiau tokį sveiką protą naudoja, negu kokius nors ten jausmingus dalykus. Tai čia toks, kaip jis gali būti, kaip advokatas, artistas, daktaras, politikas, kur jau aiškiai žino, ko nori, be jokių jausmų eina ir daro ir tvarko. Tai va, jūs rytoj tarytum tampa tais karaliais ir pamirštat visus savo jausmingumus, savo pasigraudenimus, pasiverkšlenimus, ar kokius nors dar ten, kur protas nelabai veikia. Ir įjungiat sveiką protą. Ir kai įjungiat sveiką protą, jūs aiškiai matot padėtį. Jūsų niekas nesugraudins, jūsų niekas neįtikins, nepaims kur nors, nenuves, nesuvilios. Jūs aiškiai eisit į savo tikslą. Kokį jūs ten beturit, jūsų iš vėžių niekas neišmuš. Jūs darysit, ką jūs norit ir greičiausiai visiems darysit įtaką ir visi jum paklus. Ir bus tokia diena atsakinga, tokia darbinga, su gerom išvadom, apskaičiavimais, paskaičiavimais ir labai įdomi. Ir stebėkit save šitą dieną, nes jinai atskleis jūsų galbūt visiškai, dar nepastebėtas savybes. Aišku, kad jūs jas turit, bet galbūt nesinaudojot, bet jūs tiesiog nustebsit supratę, kokie jūs esat protingi ir kokias puikias išvadas jūs darot. Ir tai jūs nudžiugins. Tai va, o čia tai svajonių korta. Svajonių išsipildymo. Jeigu jūs jau turėjot svajonę, tokią aiškę svajonę, tokią jau su vaizdiniais, su spalvomis, tai ji rytoj ir pradės jum pildytis. O gal ir išsipildys visai. Žinot, kaip kartais mes taip gerai susvajojam, kad jau matosi net siūlės, net dygsniai, net sagos kokios spalvos turi būti tos svajonės. Va, ir jinai jau jum pradės pildytis, ar išsipildys, o jeigu jūs kartais netyčia, kaip nors taip atsitiko, kad neturit svajonės, tai greitai rytoj ją sugalvokit, greitai pasvajokit, greitai įjunkit fantaziją ir išsiaiškinkit, ko jūs norit. Ko jūs norit, kokios spalvos, o kokios markės. Aš apie ką čia? Tai va, prisiminkit greitai savo svajonę ir pajuskit, kaip aiškiai jinai pildosi. Jūs tai tikrai nudžiugins, galit net neabejoti. Tai va, o čia žinokit yra taip. Čia yra naujas kelias, naujas planas ir tas planas greičiausiai 2. Gali būti, kad tai dar tik pasėta sėkla, o gali jau būti ir paaugus šiek tiek iki jau ten, iki ausies. Bet tai tokia džiuginanti sėkla, toks džiuginantis momentas, kai planas jau aiškus, kai jau,
Na jau aišku, remontuosim tą virtuvę. Ar ką nors ten dar. Ir jau dabar jau aiškiai žinom, kad jau reikia tai daryti. Nebūtinai virtuvę, nebūtinai remontuot. Aš todėl, kad man taip atėjo dabar į galvą. Ir jūs dar nieko nedarot, bet jau aiškiai, gal ir darot. Jau aiškiai žinot, ką darysit, kiek kas kainuos, kokios bus spalvos, jūs gal dar net neturit tų pinigų, gal dar jie tik ateina. O gal jau ir turit ir jau dabar skaičiuojat, kam užteks, kam neužteks. Bet tas planas, kad jūs jau darot, jau veikiat, jūs jau sumanėt, kad taip reikia padaryti, jis jau jūs džiugina. Jūs žinot, kad taip nebus lengva, jūs skaičiavot ten, ar tą ar kitą reikės pagalvoti. Bet jau jum linksma nuo to, koks tas rezultatas bus. Jūs dabar dar tų pupų dar negaunat, bet praeis laikas, ateis kitas laikas ir jūs jau skabysit tas pupeles abudu. O džiaugtis galit jau dabar. Oi, na va toks grožis ateina ketvirtam variantui. Tai pilni namai visokio turto, visokio gėrio, visokių skanėstų ir žinoma pinigų pilna skrynia. Bet tai ne tik pinigų, tai tokio tvirto, ramaus įsitikinimo, kad viskas aplinkui gerai. Kad, tikrai visko užtenka. Jūs dar kartą apsidairot ir suprantat, kad visko čia užtenka, kad visko yra daug ir kad tie pinigai jau, kur jų ir taip yra, jie dar rieda link jūsų. Ir tiesiog tai visiškai jūs džiugina ir ką čia daugiau be pridurt. Tai pilni namai visko. Ir gal dar per kaminą dar ten įkris kokia auksinė moneta. Na, apsidairykit. Ir tai jūs būtinai nudžiugins.